Su šventą sabatą, mylimieji, brangieji, norėčiau pasveikinti visus su Viešpaties diena, kaip brolius seserys bendruomenės, taip ir svečius, taip ir žmonės, kuriuos galbūt pirmą kartą matau, taip ir tuos, kuriuos ne pirmą kartą matau. Visiems jums linkiu geros nuotaikos, geros dienos, džiaugsmo, Viešpaties artumo ir patyrimo tos malonės ir patyrimo, kuris reikalingas kiekvienam, kurio trokšta kiekvienas žmogus, kuris ateina į Viešpaties namus. Tai yra pajausti, susitikti, atrasti iš naujo susitikimą su Viešpačiu. Galbūt pirmiausia leiskite pasveikinti visas moteris ir visas merginas. Nors truputėlį pavėluotai, bet su moters diena, kovo 8, kuri buvo vakar, kad mes galėtume pasidžiaugti, kad esame visi drauge ir Viešpas mus apjungia. Tad linkiu visiems ir ypatingai visoms geros nuotaikos. Leiskite man jūsų dėmesį šiandieną dar sykį pritraukti prie mums gerai žinomos istorijos Luko Evangelijos 18 skyrius. Ir ten Viešpats pateikė žmonėms mintį, temą. Tikiu, kiekvienas iš mūsų esam praleidę ne vieną valandą. 18 skyrius Luko Evangelijos, kaip jau buvo skaityta, nuo 9 eilutės Viešpats sako, tam tikrą palyginimą žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, 9 skirsnelis sako. O kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. 2 žmonės atėjo į šventyklą melstis. Pirmiausia, norėčiau pastebėti, kad originalo tekste šis tekstas skamba ėjo aukštyn. Ir nebereikalo tai pasakyta, kadangi jeigu kam teko būti Izraelyje, man neteko, bet aš girdėjau žmogaus, kuris buvo Izraelė, kad į Jeruzalę kelias eina aukštyn. Pilna to žodžio prasme, geografiškai jis eina aukštyn. Taigi, žmonės ėjo aukštyn savotiškai ne tik geografiškai, bet jie turėjo tikslą patirti Dievą. Nes ateiti į šventyklą žmogui reiškia pirmiausia atrasti vėl susitikimą su Dievu. Taigi, 2 žmonės atėjo į šventyklą melstis. Ir leiskite man jums pasakyti, kad skaitydama šitą palyginimą, ačiū Viešpačiui, daug minčių jis suteikė iš naujo. Jeigu 2 žmonės atėjo melstis į šventyklą, norom, nenorom mes ateisime kažkuriam tai savo patyrimo kelio atkarpoje prie tokios įdomios minties, kad abu šie žmonės simbolizuoja žmonės, kurie garbina Dievą. Aš lygiai iki vakar dienos gyvenau su mintimi, kad čia yra pusė ant pusės. Viena taip, kita ne. Bet aš turėčiau jums pasakyti, kad aš klydau. Ir norėčiau pasakyti, kad galbūt kiekvienam iš mūsų bus proga permastyti. Abu šie žmonės simbolizuoja žmonės, kurie garbina Dievą, bet jie garbina skirtingai. Taigi, klausimas, kurį pirmiausia aš noriu iškelti savo ir mums visiems. Apie ką Jėzus kalba šitojame palyginime ir apie ką jisai nekalba. Arba apie ką jisai nutyli, bet jis nori pasakyti. Aišku, viena, kad pabaigoje, kai mes paskaitome, sakau jums, 14 eilutė, šitas nueinamus nuteisintas ne anas. Kada mes skaitome šitos Jėzaus žodžius, mes savotiškai, aš sakau šiuo atveju apie save, aš dėdavau tašką. Bet šio taško nėra, nes mes toliau nežinome, kas atsitiko su šituo fariziejų ir kas atsitiko su šito muitininku, nėra pasakyta. Ir tas faktas, kad Jėzus šiuo atveju pasako, vienas nuteisintas, kitas ne, jisai nepasako, brangieji, kad vienas išgelbėtas, o kitas ne. Tai pirmas dalykas, ko jisai nesako. Turiu prisipažinti, kad aš karts nuo karto gyvendavau mintim, kad reiškia taškas, vienas išgelbėtas, kitas ne. Ne, taip nėra šioje vietoje. Jis pasako, vienas nuteisintas, kitas ne. Ir tuo pačiu jis nepasako, kas buvo vėliau su jais.
Kitą dieną po mėnesio, po metų, kiek jam dar Viešpats davė gyventi, jisai nieko nepasako. Ir tekste mes ir nesurasim nieko ypatingo toliau. Ką mes galime surasti savo, kad tarp pačių fariziejų taip pat buvo savotiškas skilimas. Fariziejus iš principo reiškia, žodis fariziejus reiškia atskirtas, nesuteptas. Štai kaip kurie mokslininkai sako šito žodžio šifravimą. Reiškia, tai buvo tam tikra dalis žmonių, kurie pasišventė savo gyvenime būti atskirtam nuo nuodėmės, kas ir matosi jo žodyje. Jo savotiškoj maldoje. Tai galim būtų pasakyti. Tačiau mes nežinome, kas įvyko toliau. Ir jeigu mes pažiūrėsime į biblinę istoriją, mes galim pamatyti, kad toks, pavyzdžiui, fariziejus kaip Nikodemas savotiškai rizikavo savo reputaciją ir galbūt viskuo, ką jis turėjo lygi tol, eidamas ir dalyvaudamas Jėzaus laidotuvėse. Taigi tarp fariziejų buvo nevienodas supratimas. Tarp fariziejų buvo skirtingų žmonių. Ir fariziejus Nikodemas visiškai kitokioj pusėje mums matosi, negu mes įpratę galvoti apie fariziejus. Taigi, antras dalykas, ką sako šis palyginimas, kokiu būdu Dievas mato, žmogus gali būti išteisintas, kokiu ne. Bet vėlgi, šis palyginimas nesako, kuris iš jų buvo išgelbėtas, kuris ne. Nes mes šiandieną negalime vienareikšmiškai pasakyti, kad jeigu vienu momentu žmogus yra nuteisintas, tai reiškia, jisai gali miegoti ramiai toliau ramybėje. Tai dar ne pabaiga jo gyvenimo. O dabar leiskite man jūsų paklausti savęs toliau. Taigi, apie ką Jėzus nekalba, bet ką jisai nori faktiškai pasakyti šituo palyginimu. Kai mes paskaitysime Mato Evangelijos 5 skyriaus 20 eilutę, Mato 5:20, turiu prisipažinti, kad kontekstas su palyginimu fariziejai ir muitininkai tai sukelia dar daugiau klausimų. Mato 5:20 sako, taigi sakau jums, o kam šiuo atveju sako Jėzus kalno pamokslo metu? Jis sako tiems, kurie nori klausyti. Tuo pačiu jis sako savo esamiems ar būsimiems mokiniams. Jis sako, taigi sakau jums, jeigu teisumų neviršysite rašto aiškintų ir fariziejų, neįeisite dangaus karalystę. Ir aš jums turiu prisipažinti, kad vėlgi, nors skrupulingai ieškojau, aš neradau šitam palyginime, kad Jėzus būtų pasakęs, kad kažką fariziejus daro blogai, todėl, kad jis pasnikauja 2 kartus, todėl, kad jis duoda 10 vos nenomėtų, Jėzus nepasakė, kad tai yra blogai. Nėra tokios užuominos. Jis kalba visai kas kita. Taigi, kaip mes paskaitysime mūsų adventistų bažnyčios arba kitų bažnyčių istorikus, jie pasakys, kad fariziejai tai buvo labiausiai besistengianti žmonės gyventi dorai. Tame tikrai nieko blogo, o tik pagirtina. Klausimas, kodėl mes esame įpratę šitą palyginimą matyti kaip savotišką neigiamą perspektyvą? O dar labiau. Pasiklausim labai tiesmukiškai. Ar fariziejus gyvas šiandieną? Ir aš norėčiau pasakyti, kad jeigu mes skaitom šitą palyginimą ir užduodam savo klausimą labai paprastą, ar šiandieną yra fariziejai, ar yra kur nors tokie, kodėl man apie tai reikia skaityti, kokią prasmę tai man suteikia, tai neišvengiamai aš tai savo atsakyti klausimą, yra jie ar ne. Ir jeigu jie yra, kas tai yra ir ką padaryti, kad aš nebūčiau tarp jų. Nes turiu prisipažinti, kad baigęs skaityti ir ruoštis šios dienos dvasiniam apmąstymui, aš tau išvadą, kad aš labai šalia arti fariziejaus arba netgi esu toksai. Galbūt žmonės mane to ir laiko.
Ir nenustepsiu tuo, nes geriau prisipažinti iš anksto ir vėliau pasitaisyti, negu atėjus laikui žūti. Taigi, kame buvo pagrindinė problema fariziejų? Imkime iš šio teksto. Apie ką Jėzus realiai sako ir, kaip jau sakiau, ko jisai nesako. Pirmiausia, jisai kalba apie tai, kad vieną žmogų Dievas nuteisino, kitą ne. Ir kaip jau minėjau, tai toli gražu ne viskas. Kokiu pagrindu jisai nuteisina? Jis nuteisina iš šito teksto matyti vieninteliu vienu pagrindu. Tai yra tai, kad muitininkas paprašė gailestingumo, o fariziejus ne. Tai būtų iš teksto. Bet aš turiu prisipažinti, kad aš buvau giliai nustebęs, kai paskaitęs mūsų bažnyčios teologą George Knight, kuris savo knygoje Nuodėmė ir išgelbėjimas cituoja Judėjų enciklopediją, citatas skamba taip. Fariziejai tikėjo, kad pasaulis išgelbėtas per malonę. Citatos pabaiga. Ir aš buvau giliai nustebęs. Jeigu mes pradėsime pamastyti giliau apie tai, ką tekstas kalba apie fariziejus, nuo pradžios, kol mes susipažįstam su jais ir vėliau, tai aišku mums viena, kad malonės klausimas greičiausiai jiems buvo suprantamas skirtingai, lygiai taip pat, kaip jis skirtingai suprantamas šiandieną įvairių krikščionių. Tame tarp ir krikščionių konfesijų. Jeigu jūs pabendrausite šiandieną su bet kurios krikščioniškos konfesijos atstovais, pabrėžiu krikščioniškos konfesijos atstovais, jie visi pasakys vienu žodžiu: žmogus išgelbėjimas per malonę. Taškas. Klausimas yra, ką jie supranta po žodžiu malonę. Štai kur prasideda visas skirtumas. Nei vienoje krikščioniškoje konfesijoje nėra skirtumo, kad per malonę arba per kažką kitą. Ne, šito skirtumo nėra. Skirtumas yra, kas įdedama po žodžiu malonę. Ir jeigu, pavyzdžiui, susiversite Romos katalikų katekizmą, jūs ten surasite, kad žmogus yra išgelbėjimas per malonę ir malonės. Tai reiškia, kad pirminę malonę žmogus gauna dovanai iš Dievo, vėliau per sakramentus jis gauna papildomas malonės, kurių eigoje, gyvenimo eigoje, jis savotiškai šventėja. Tai yra, tokiu atveju skirtumas tarp protestantų ir katalikų, iš ko iš esmės išaugo visas protestantizmas, yra būtent tame, šitoje vietoje, kur mano gilių įsitikinimų labai panašus fariziėjas su muitininku čia. Kad vienu atveju žodis malonė reiškia Dievo sprendimą, kitu atveju tai reiškia galią šventėti, tobulėti. Taigi protestantai šiuo atveju pasakė, kad biblinis tekstas moko, kad malonė tai yra Dievo aktas, sprendimas. Ir vėliau jisai suteikė šventąją dvasią žmogui kaip pagalba. Bet ne malonė yra galia, kuri keičia žmogų. Taigi, jeigu mes pasižiūrėsime į fariziejų ir paklausime, aš paklausiu save šiandien labai aiškiai, atsistojęs prieš veidrodį, ar po mano oda gyvena fariziejus? Aš turėjau su liūdėsiu pasakyti taip. Nes jeigu pas žmogų atsiranda daugiau kritikos gyvenime negu pozityvumo, jisai panašus į fariziejų. Apie ką kritikavo šis fariziejus? Kaip nebūtų keista, jis kritikavo viską absoliučiai. Jisai pasakė, dėkoju tau Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės. Aš tiesiog paklausiau savęs, ar kokie nors mano veiksmai tai pasako? Matot, brangieji, mes galime žodžiais nepasakyti, kad kitas yra blogesnis už mane. Mes galim tai parodyti.
Deja, aš tai kartais darau. O galbūt netgi dažniau negu kartais. Kita vertus, kodėl mes pasiieškom pas kitą, kuom anas prastesnis negu aš, tai yra būtent todėl, kad tuo pačiu aš tampu geresnis. Labai paprasta. Taigi, ką aš norėčiau pasakyti pirmiausia. Fariziėjas tai nėra sekta. Tai nėra istorinė grupė žmonių. Tai yra tam tikra proto sąmonės būsena. Tai yra būdas, kaip žmogus masto. Ir todėl tai gali būti gyva bet kokiam, ar pasakysit krikščionybės, ar pasakyt šio žemės istorijos etape, bus tas pats. Arba beveik tas pats. Fariziejizmas tai nėra šiandieną tam tikra grupė žmonių, arba tam tikra sekta žmonių, ar tam tikras visuomenės dalis žmonių, kaip jūs be pavadinsit, nėra tai dalykas. Fariziejizmas tai yra mano nuostata, mano proto būsena apie tai, ką Jėzus faktiškai pasako, nors neparašo tai garsiai. Apie ką Jėzus čia šiuo atveju kalba, dažniausiai mes apie tai dėja nekalbam. Ir tai aš norėčiau pasakyti. Fariziėjas pas mus kiekvieną gali gyventi ir nebūtinai reiškia, kad man kaktos parašyta, aš esu fariziėjas, tai paprasčiausiai parodo, kokia mano nuostata. Apie ką kalba šioje vietoje Jėzus, jisai pasako, kad šie du žmonės atėjo garbinti Dievą į šventyklą, abudu norėjo pagarbinti, kitaip jų ten nebūtų buvę. Kiekvienas ėjo su geriausiam intencijom ir tikslais. Jie išsiskyrė, galim būtų sakyti, prie durų. Nes fariziėjas atsistojęs savo vienas, o ką tokiu būdu jisai sako? Jis pasakė savo, kad aš nenorėčiau susitepti su kitais, kurie mano manimu yra prastesni. Ir tai yra didžiulė problema. Deja, šita problema egzistuoja ir pas mus visuomenį. Žmonės savotiškai išauga su tokia nuostata, kad yra skirtingos klasės. Tai mus moko, nevenkime nei vieno. Antras dalykas, ką šis palyginimas pasako, fariziėjas meldėsi. Ir galiausiai iškyla klausimas, kam jis meldėsi. Jeigu mes daug kartų perskaitysim tą pačią maldą, susidaro įspūdis, kad jis beveik meldėsi ne Dievoje savo. Jeigu atidžiai paskaičius, tai galima surasti, nežinau kiek, bet mažiausiai 5 kartus žodį aš. Galbūt nebūtinai čia paminėtas, bet jis sako, aš pasnikauju, aš atiduodu, aš esu anoks, aš esu toks, aš esu 5. Muitininkas stovėjo tokiai. Jisai suprato, kad jisai net bijo prisilies prie tų šventų žmonių visuomenės. Pasakyta, jis net bijojo akių pakelti dangų. Kitai žodžiais tariant, jis bijojo kreiptis pas Dievą. Jisai prašė, būk man gailestingas nusidėjėliui. Įdomus teologinis momentas. Jis nesako, aš noriu gailesčio, parodyk man gailestį Dieve, nors iš esmės tai būtų turbūt tas pats. Bet įdomu tai, kad graikiškai žodis malonė yra haris, graikiškai, o čia yra kitas žodis, kuris skamba hilascio komai. Aš tikrai nenoriu jums duoti jokios graikų kalbos pamokos, bet noriu pastebėti, kad šitas žodis hilas komai truputėlį turi kitokią asociaciją. Iš Senojo testamento jūs prisiminsit, kada Mozė susitiko su Dievu arba norėjo susitikti, arba norėjo pažinti labiausiai, sako, parodyk man Dieve, koks tu esi. Išėjimo knygos 33-34 skyrius. Ir Dievas praeina pro jį ir sako, ką sušunka Mozė, kad tu esi ilgai kantrus, gailestingas, mylintis. Tai kaip Dievas atskleidžia save. Ir šitas žodis hilaskomai turi asociaciją su tuo, kaip angliškai yra toks nuostabus žodis atonement. Iššifravus reiškia at one ment. Padaryk mane vienodu su tavimi.
Žodis atonimas, suderinimas yra nuostabi doktrina, yra šventyklos esmė, kaip Dievas parodo, kaip Dievas suderina žmogų su savim. Taigi čia, ko iš esmės nusidėjėlis meldžiasi. Jisai sako, padaryk mane dalimi savęs, tai yra mąstymo tipu. Ir ką šioje vietoje nori Jėzus pasakyti? Tarp eilučių. Jis pasako, kad šitas palyginimas pirmiausia kalba apie santykius tarp žmogaus ir Dievo. Ir klausimas yra, ką į tuos santykių centrą įstato šitų dviejų kategorijų žmonės. Fariziejus pastatė į centre esmėje šitų santykių tarp žmogaus ir Dievo žmogaus įstatymą ir jo vykdymą. Štai kodėl jisai pasakė, Dieve, aš vykdau įstatymą, tarp kabučių galim būtų pasakyti. Taigi, esmė savo santykių su Dievu jis pastato įstatymą ir tuo jis nėra blogas, iškart noriu pasakyti, tuo jis nėra neteisus. Ir Jėzus to nepasakė. Ką pasako muitininkas? Muitininkas pasakė, kad esmėje santykių tarp žmogaus ir Dievo jis pastato malonę. Ir dabar klausimas mums senas kaip pasaulis, kas svarbiau, įstatymas ar malonė. Ir jokių būdų čia nereikia suklysti šitame palyginime. Jėzus nekalba, kuris svarbiau, kuris mažiau svarbiau. Tikrai ne. Jis to nepasako. Ką jis pasako, tai yra tai, ką apaštalas Jonas perdavė pirmame skyriuje, Evangelijos, Jono Evangelijos pirmas skyrius, atsiverskime tą tekstą, kas turime raštą. Pirmas skyrius ir skaitome. Nuo 16 eilutės. Tikrai iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Jono Evangelija 1 skyrius 16 eilutė. Taigi apaštalas Jonas labai aiškiai parodo, kad abu dalykai reikalingi, abudu svarbus. Nėra vieno žemiau, kito aukščiau. Bet kodėl Jėzus pasakė vienas nuteisintas, kitas ne? Tai lyg tai savotiškai man skatintų pagalvoti, kad yra skirtumas. Ir aš drįsčiau pasakyti, kad manau, kad skirtumo nėra. Tarp tų dviejų dalykų. Bet apie ką sako Jėzus? Apie ką jisai kalba šitoj situacijai? Tai yra tai, ką apaštalas Paulius savo laiške romiečiams išreiškė vienu sakiniu labai tiksliai. Laiškas romiečiams 10 skyrius 4 eilutė. Kas turit savo Biblijas, siekiu atsiversti, kviečiu jūs atsiversti perskaitytą tekstą savo kiekvienam atskirai garsiai. Vos negarsiai. Laiškas romiečiams 10 skyrius 4 eilutė. Leiskit man pasakyti tai garsiai ir pasakyti, kad tai man buvo naujausias atradimas. Juk įstatymo tikslas Kristus, atėjęs nuteisinti kiekvieno, kas tiki. Ką Paulius pasako šito tekstu, yra štai kas. Kad įstatymas turi skatinti pas mus malonės supratimą, o ne atvirkščiai. Ką reiškia atvirkščiai? Tai reiškia, kad įstatymas mus nevestų į būti kraštutinume, bet vesti prie malonės. Nes tarp visų įstatymų, kuriuos mes skaitome 10 Dievo įstatymų dekalogę, mes ten nesurasime įstatymą būk gailestingas savo artimui. Tokio nėra. Tačiau jisai stovi iš kiekvieno iš jų. Ką Paulius ir ką pirmiausia Jėzus norėjo pasakyti, kad fariziejus turėjo išreikšti gailestį tam muitininkui. Jo pareiga buvo, suprantant įstatymą ir įstatymo dvasią, o ne tik raidę, ateiti ir priimti tą muitininką ir pasakyti, ateik arčiau, tu esi dalis mūsų šeimos. Štai ką Jėzus norėjo pasakyti, bet jis neparašo tai. Arba Lukas tai neparašė. Mes to nežinom, kodėl jis neparašė.
Bet kas aiškiai matosi, kad Jėzus parodo dvi pusės, kurios turėjo vienas kitam patarnauti, nestovėti atokiai vienas nuo kito. Nes tekstas, kaip aš minėjau, nesako, kuris iš jų buvo išgelbėtas, kuris ne, vienas viešpats Dievas tik žino. Kaip jis juos priims. Bet ką Jėzus norėjo pasakyti, kad ne mūsų reikalas yra spręsti, kuris bus išteisintas, kuris ne, kuris bus išgelbėtas, kuris ne. Mano pareiga yra priimti žmogų. Ir kiekvieną, kuris ateina pas Dievą, kviesti arčiau ir pasakyti, ateik, mielas brolau, mielas sesuo, tu esi dalis mūsų. Štai apie ką Jėzus čia norėjo pasakyti. Jis norėjo pasakyti ne tiek daug teologinės minties. Jėzus buvo labai nuostabus teologas, be abejo. Bet leiskit man pasakyti, jis buvo kur kas labiau praktiškas negu teologiškas. Taigi, mūsų viešpaties palyginimas yra skirtas žmonėms, kurie mąsto, kad jie yra teisūs ir iš aukštumo žiūri į kitus, bet ir taip pat apie malonę, kurią Dievas teikia. Prieš prasidedant pamokslo dalį mes girdėjome tekstą. Ir leiskite man sugrįžti prie jo trumpam. 2 Samuelio knyga, 9 skyrius. Kada Dovydas jau yra karalius, nebe pirmi metai, jis užduoda klausimą, ar yra kas nors išlikęs iš Sauliaus namų, 2 Samuelio 9:1, kad galėčiau parodyti savo ištikimą gerumą dėl Jehonatano. Ir tekstas toliau sako, kad buvo žmogus, buvo Jehonatano sūnus Mefibošetas, kuris gyveno kažkur tai tolimam krašte. Ir perskaičiu šitą istoriją, užduodu savo klausimą, ką Mefibošetas padarė tokio, kad Dovydas jį prisiminė ir suteikė jam tą malonę. Tai yra, sugrąžino jam visą žemės, sugrąžino jo paveldą, jo turtą ir davė galimybės valgyti prie karaliaus stalo. Atsakymas yra nieko. Nieko nepadarė absoliučiai. Kodėl Dovydas tai padarė? Todėl, kad jisai buvo ištikimas savo sandoriui su Jehonatanu. Taigi malonė tai nėra absoliučiai nieko. Aš nieko nepadariau, kad aš ją būčiau užsitarnavęs. Ir aš nieko negaliu padaryti, kad aš ją susitarnaučiau. Tačiau kitą pusę teksto, biblinio, mus moko, kad jeigu aš patyręs malonę iš Dievo, nepasikeičiu savo gyvenime, nesu maloningas kitam, tai tampa pigi malonė, dėl ko buvo kritikuoti visi protestantai. Nes dialogas šiandieną, kuris teologinis vyksta tarp katalikų teologų ir protestantų teologų, viena iš klausimų būti ir iškelia, kad protestantai kalba apie pigią malonę. Dievas tau atleido, reiškia aš ramus ir galiu miegoti. Vos nepasakytume, kaip kažkas yra pasakęs, Dievas atleis, toks jo darbas. Vienas iš prancūzų rašytojų tai pasakė, ne, tai nėra jo darbas. Malonė tai yra jo natūra ir jo prigimtis, taip. Dievas yra gailestingas nusidėjėliui, bet ne nuodėmiai. Jokių būdų ne. Taigi, mes galime savo išmokti pamoką, kad pigi malonė tai yra, už kurią nereikia mokėti, nėra kainos jai. Brangi malonė, jei už ją mokėti nereikia, bet jin turi kainą. Malonė tai nėra tai, už ką aš moku. Malonė yra tai, ką aš priimu, bet aš suprantu, kad tai nėra be kainos. Tai nėra bevertė, tai labai vertinga ir labai brangi kaina. Taigi, mūsų išgelbėjimas nepriklauso nuo to, ką aš darau, bet nuo to, ką aš priimu. Tokiu būdu, ką Jėzus nori šiuo atveju pasakyti, kad tikrasis teisumas nepriklauso nuo to, ką aš pakeičiau, padariau, bet kokie mano santykiai su Dievu. Ir kas
tų santykių centre yra. Nes gaunasi labai įdomus paradoksas, jeigu aš įdedu į savo santykius centrą įstatymą, ir bent jau aš toks pradžioj buvau tikrai savo krikščionybės kelyje, aš tikrai nuostabiai galvojau, kad jeigu aš vykdau įstatymą, aš atlieku tą dalį, kurią Dievas iš manęs reikalauja. Ko daugiau man reikia. Su kiekvieno gyvenimo diena Viešpats mane moko, kad yra kažkas daugiau. Ir kas tas daugiau? Tai yra rodyti gailestingumą kitam. Manęs giliai nustebino mūsų teologas George Knight savo knygoje parašęs, kad yra didelė problema su žmogišku gerumu. Jūs tai nešokiruoja? Kas gali būti blogas su žmogišku gerumu? O jisai parašė beveik visą skyrių toje knygoje. Didelė problema su žmogišku gerumu. Ir kame ta problema? Fariziejizmas. Kad jeigu žmogus tampa tiek geras, kad jis nebepastebi kitų blogų žmonių, jis tampa fariziejumi. Taigi, apie ką kalba šitas tekstas? Šitas palyginimas kalba apie tai, kas stovi santykyje tarp manęs ir Dievo, kuo aš remiuosi. Ir čia ateina tas balansas, kurį mes turime išlaikyti – įstatymas ar malonė. Ir aš labai gerai žinau, kad kalbėdama šitą temą aš vaikštau skustuvo ašmenimis. Nes į bet kurią pusę pasitraukus bus negerai. Jeigu mes šiandieną pasakysime, kad teisingi veiksmai be užuojautos nėra priimtini Dievui, ar tai baisiai skambės? Teisingi veiksmai, kurių centre nėra gailesčio žmogui, nėra užuojauto žmogui, deja, nekeičia mūsų. Štai kodėl Matas, evangelistas Matas, pačioje pradžioje pasako, jeigu, Jėzaus žodžius, jeigu jūsų teisumas neviršys fariziejų rašto aiškintojų, neįeisi dangaus karalystę. Ir tikrai tuo metu besiklausę žmonės puikiai suprato, kad jie neužžengs į dangų jokiais laiptais. Reiškia, vienintelė dangaus karalystė, apie kurią jie galėjo įsivaizduoti ir galėjo galvoti, tai yra žmogiški santykiai čia žemėje. Ką iš esmės Jėzus ir norėjo pasakyti. Duodamas Petrui tokį nuostabų palyginimą, aš duodu tau dangaus karalystės raktą. Prisimenu tokią mintį. Ką suriši, tas bus surišta. Ir tikrai jisai neturėjo jokio visrakčio nuo dangaus. 100%. Ką Jėzus davė Petrui, tai patyrimą. Nes Petras puikiausiai atspindi abiejas pusės, kaip fariziejaus, taip muitininko. Juk Petras pradžioj buvo aiškiai pasakęs, Viešpatie, net jeigu visi tave atsisakys, aš tikrai ne. Ir leiskite man pasakyti, kad aš netoli nuo Petro. Tikrai ne. Aš lygiai taip pat noriu sekti Viešpatį visomis jėgomis ir tame nėra nieko blogo, tai yra tik gerai. Ką Jėzus jam pasakė, kai tu būsi atsikėlęs po nuopuolio, tada pakelk ir kitus. Kitai žodžiais tariant, Jėzus davė Petrui pamoką, kurią man teko išgirsti iš vieno įdomaus pamokslininko, gero pamokslininko, jau kam teko girdėti Aleksandrą Lisičnį. Jisai duoda pavyzdį ir nuostabų pavyzdį. Jisai sako, kokiu būdu žmogus gali išlikti meilėje. Brangieji, mums yra nesunku pamilti
Klausimas yra, kaip išlikti meilėje. Tai yra žymiai sunkiau. Ir mes tikrai pamylam visą širdimi Dievą, lygiai taip pat kaip fariziejus, taip pat kaip muitininkas. Klausimas, kuris iš jų liko meilėje su Dievu. Ir tas Aleksandras Lističny duoda įdomų pavyzdį. Jis pasakoja pavyzdį iš stepių gaisro atveju. Tėvas su sūnum keliavo ir prie miškelio pamatė iš toli, matomai žmogus buvo patyręs, kad ateina gaisras. Ir jis turės spręsti problemą. Gelbėti patiems, išgelbėti savo sūnų, tai be abejo kiekvienas tėvas galvotų, arba pranešti tiems, kurie ten už kažkokio tai kilometro gyvena miestelėje. Ir pamokslininkas duoda pavyzdį, kad tėvas paėmė arklį, plūgą, kažkodėl tai jisai turėjo, aparė ratu aplink sūnų 2 vagas ir pasakė, stovėk čia ir lauk manęs. Ir pats išjojo pranešti miestelio gyventojams, kad ateina gaisras. Įdomiausia dalis seka po to. Įdomiausia dalis yra tai, kad tas vaikas stovi tame viduryje, aparto to rato ir galvoja, koks žiaurus mano tėvas. Nes gaisras ateina, o aš net negaliu pabėgti. Gaisras atėjo. Iki vagos. Ir apėjo aplinkui. Ir šiandien mes puikiai suprantame, kad tėvas buvo patyręs žmogus, kuris sugebėjo suprasti, kad vaga tapo apsauga. Ugnis nepraėjo pro vagą, apėjo aplinkui ir nuėjo toliau. Taigi tėvas išgelbėjo sūnų ir suspėjo pranešti gyventojams, kad ateina gaisras, reikia pasiruošti. Lygiai taip pat ir apaštalas Jonas perduoda nuostabią mintį, jeigu norite išlikti meilėje, laikykitės Dievo įstatymų. Pamilti Dievą mes pamilstame dėl to, kad patiriame jo malonę. Mes išliekame meilėje su Dievu. Ne tik todėl, kad mes suprantam jo malonę, bet todėl, kad vykdom įstatymus. Įstatymas yra savotiška vaga nuo gaisro mūsų gyvenime, kuriame mes gyvename ir kuriame mes tikrai patirsime tą gaisrą. Nebereikalo viešpats pasitraukęs iš to žemės paliko apreiškimo knygą, kuri aiškiai pasako, kad gaisras ateina į šitą žemę, simbolinė prasme gaisras. Ir čia bus problemas nuo ryto iki vakaro ir mes jų tikrai neišvengsime. Ir viešpats nebūtinai apsaugos mus nuo gundimų, mes su jais susidursime. Bet ką jis pasakė? Nori išlikti meilėje, būk tame rate. Nepasitrauk į šoną, nes tai yra vienintelė saugi vieta, vienintelė saugi sala. Nežiūrint tai, kad žmogus, vaikas tas tuo metu nesuprato ir galbūt mes kažką galim nesuprasti, bet mes turim priimti. Vienintelė saugi sala šiame pasaulyje yra 10 Dievo įstatymų viduryje. Bet tai nėra mano išgelbėjimo pagrindas. Išgelbėjimo pagrindas yra malonė. Tai kada mes šitame tekste, šiame palyginime matom savotišką disputą tarp fariziejus ir muitininko, tai nebrėžkime liniją vienas teisus, kitas ne. Ne apie tai yra kalba. Taip, vienas teisingai suprato, kitas ne. Mes esame priimtini Dievui dėl malonės. Taip, amen. Bet, ką viešpats nori mums pasakyti, kad mūsų tikslas išlaikyti lygsvarą. Fariziejus turi problemą.
Ir muitininkas turi problemą. Nei vienas iš jų nėra jau tuo momentu išgelbėtas. Kiekvienas iš jų yra pakelyje. Bet Jėzus sako, vienam yra pasteisinga nuostata, kitam ne. Taigi didžiausia klaida, kurį fariziejus daro, yra tai, kad jis galvoja, kad jis pats gali sutvarkyti savo santykius su Dievu. Štai kur ta klaida yra. Tuo pačiu Jėzus pasako, kad nuodėmė iš esmės tai nėra vien tik tai įstatymo laužimas, nors tai Biblija sako. Įstatymo laužimas nuodėmė ir tai amen. Bet ką jis dar prideda, kad mano santykiai su Dievu taip pat atspindi, kokioj būsenoj aš esu. Kad nuodėmė atskiria mane nuo Dievo ir ypač tada, kai aš pradedu galvoti apie save geriau negu apie kitus. Ypač tada, kai aš dėl kažkokios tai priežasties nenoriu priimti vieno ar kito žmogaus. Sugrįžkime dar kad prie mūsų teksto. Fariziejus meldėsi, dėkuoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės. Ir jeigu mes pasigilinsim giliau į šitą jo maldą, ką jis to pasako 21 amžiuje gyvenančiam žmogui? Jis pasako šią maldą, bent jau aš taip girdžiu. Ačiū tau viešpatie, kad tu mane sukūrei geresnį negu kitas. Ir koks ten kitas, tai nesvarbu. Kažkodėl tu mane padarei geresnį. Ir tada iš tikrųjų iškyla labai rimtas klausimas, ar Dievas sąžiningas? Aš turiu prisipažinti, kad aš tą klausimą dažnai girdžiu, dirbdamas su žmonėmis, bendraudamas, ieškodamas kelio į žmogaus širdį, aš dažnai išgirstu tą pačią mintį. O kodėl mano gyvenime įvyko taip, anaip, pirmas, antras, trečias dalykas? Kur buvo Dievas, kai man buvo blogai? Kai man gerai, tada aš žinau, kad Dievas šalia manęs. Man labai patinka Sperdžiono išsireiškimas, kuris sako, labai svarbu prisiminti, kad Dievas yra šalia manęs tiek pat arti, kai man gerai, taip pat, kai man blogai. Jis tiek pat arti šalia manęs. Bet problema iškyla tame, kad žmogus to nejaučia. Ir natūralu, kad jis nejaučia. Arba ji. Nes kada man blogai, aš turiu kažkaip pirmiausiai spręsti klausimą su tuo, kas man blogai. Bet leiskite man jūs, brangieji, pasakyti, kad šis palyginimas tarp fariziejus ir muitininko bent jau vieną dalyką nori mane išmokyti. Kad bėda nėra mano problema, bėda yra mano požiūris į problemą. Yra žmonių laimingų, neturinčių kojos, ar net dviejų. Yra žmonių nelaimingų, turinčių abi kojas ir abi rankas. Ir kada muitininkas sako, Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui, jis tuo pačiu ir pasako labai panašiai tai, ką pasakė Dovydas. Atkurk manyje naują dvasią. Kai mes paskaitom tas psalmes, kurias jis parašė po nuopuolio su Betšeba, ir nebereikalo Jėzus dažnai cituodavo psalmes tada, kai jis išreikšdavo savo pergyvenimus. Kada jisai išreikšdavo savo norą evangelizuoti, jis cituodavo Izaijo knygą. Bet kada jis išreikšdavo savo dvasios būseną, jis cituodavo psalmes. Dovydas suprato,
kad mano veiksmai, kokie jie bebūtų, net kurs santykius su Dievu, nors jie yra svarbi dalis, kad tai gali padaryti tik tai Dievas. Tik pats Dievas gali išmokyti mane, kaip iš tikrųjų aš turiu pažinti Dievą, koks jis yra ir koks jis man nori atsiskleisti. Taigi, koks skirtumas tarp tų dviejų žmonių, kurie atėjo pagarbinti Dievo į šventyklą? Vienas buvo žinomas ir gerbtinas žmogus. Kitas galbūt buvo niekinamas visų pasaulyje, bent jau tame krašte. Kas gali mylėti muitininką mokesčių surinkėją? Bet didžiulis skirtumas buvo tame, kaip jie patys save vertino. Muitininkas atėjo pas Dievą su tuščiomis rankomis. Fariziėjas atėjo su pilnomis rankomis. Fariziejų maldoje mes matome labai daug, ką jisai atnešė savo rankose pas Dievą ir sako, viešpatie, pažiūrėk, mano rankos pilnos. Aš pasnikauju, aš meldžiuosi. Jis net nebesako, kad jis vykdo visus įsakymus. Mes žinome, kad jis visus įsakymus vykdo. Nebereikalo, kitoje Evangelijos galite surasti, kada jaunas žmogus ateina pas Jėzų ir sako, ką dar gero aš turiu padaryti viešpate, kad paveldėčiau dangaus karalystę. Mes žinome, kad jisai visus įsakymus vykdo. Taigi jis ateina su pilnom rankom pas Dievą. Tai viešpatie, tu žinai, kad aš vykdau įsakymus, kad aš pasnikauju, kad aš duodu 10. Ir tikrai Dievas nesako, kad tai yra blogai. Jis sako gerai. Tikrai nesupraskim čia neteisingai, viskas tvarkoja su tuo. Bet klausimas yra, kaip aš tai vertinu. Muitininkas ateina su tuščiomis rankomis. Ir jisai pasako, aš pas tave, Dieve, neatsinešu nieko. Atsiverskime Izaijo knygą 1 skyrius. Ir ten 1 skyriuje paskaitykime dalį. Vieną dalį. Nuo 4 eilutės. Ir paskaitysime iki 19 eilutės su tam tikrais protarpiais. Ak, nuodėminga tauta, žmonės apsikrovė nedorybėmis, piktadarių palikuonys, ištvirkė vaikai. Pranašas Izaijas tai kalba Izraeliui, žmonėms, kurie tiki Dievu. Mane tai šokiruoja. Jie paliko viešpatį, atmetė Izraelio šventai, atsuko jam nugarą. Praleiskim šiek tiek. 9 eilutė. Jeigu galybių viešpats nebūtų palikęs mums skurdaus likučio, mes būtume tarsi Sodoma, būtume panašus į Gomorą. Tai apie Izraelį? Klausykitės viešpaties žodžio Sodomos vadovai, išgirskite, ko mūsų Dievas moko, Gomoros žmonės. Tai apie Izraelį. 11 eilutė. Negi man reikia jūsų aukų gausybės, sako viešpats. Man jau įgrįsų sudeginama vinai. Ir penimų veršių taukai, neteikiama malonumo jaučio vyrožių kraujas. O visa Izraelio šventyklos sistema buvo paremta aukomis. Klausimas, kame reikalas? Dvylikta eilutė, kai ateinate pamatyti mano veido, ar kas tau prašo iš jūsų? Dar labiau šokiruojantis dalykas. Netrypkite daugiau mano priengių. Liaukite aukoti bevertės atnašas. Praleiskime šiek tiek. 15 eilutė, kai jūs tiesite rankas, aš nukreipsiu savo akis nuo jūsų, net jei ilgai melsitės, aš jūsų negirdėsiu, jūsų rankos skruvinos. Nusiplaukite ir būkite švarūs, pašalinkite savo darbų blogį man iš akių, liaukitės darę piktą, mokykitės daryti gerą, atsidėkite teisingumai, padėkite engiamajam, užstokite našlaitį, ginkite našlės bylą.
Viešpats sako, eikite šiandien ir drauge pasvarstykime. Esate paraudę nuodėmių, bet aš išbalinsiu jūs kaip sniegą. Brangieji, mes labai dažnai kalbame apie atgimimą. Nebereikalai Jėzus pasakė tam pačiam fariziejui Nikodemui, jeigu neatgimsi, iš vandens ir iš aukštybių neįeisi dangaus karalystę. Vargšas fariziejus visą gyvenimą svajojo įeiti dangaus karalystę, tai yra turėti gerus santykius. O čia jam pasako, kad jam kažko trūksta. Ko? Galbūt mes atsakymę surasime 2 Karalių knygą 5 skyrius. Aš kviečiu jūs atsiversti 2 Karalių knygą 5 skyrius. Ten yra labai gerai žinoma mums istorija apie Naamaną. Ir kaip nuostabu, kai Viešpats sako nuostabes, brangias tiesas. Ir pasako tai toli gražu nebūtinai izraelitų lūpomis. Ir kągi jisai pasako? Paskaitykime 2 Karalių knygą, 5 skyrius, nuo 15 eilutės skaitau. Tada sugrįžęs pas Dievo vyras su visa savo palyda, jis tai yra Naamanas, jau tapė švarus nuo raupsų, sako, dabar žinau, kad nėra Dievo visoje žemėje išskyrus Izraelį. Kodėl jisai žino? Todėl, kad jis tapo švarus. Galbūt net todėl, kad jisai patikėjo, kad taip paprastai gali žmogus išgyti. Tad prašyčiau priimti dovaną iš savo tarno, bet Eliziejus atsakė, kaip gyvas Viešpats, kuriam tarnauja, aš neimsiu. Jis primiktinai ragino jį priimti, bet šis atsisakinėjo. Tada Naamanas tarė, jeigu ne, tai prašyčiau man tavo tarnui duoti žemės, kiek gali panešti du mulai, nes tavo tarnas niekada daugiau nebedarys deginamosios aukos ir nebetnašaus aukos jokiam kitam dievui, išskyrus Viešpatį. Ką suprato Naamanas, kuris jokios teologijos nesimokė, kuris buvo ne izraelitas, kuris patyrė Viešpatės malonę. Jisai suprato kažką tai labai svarbaus savo. Kas buvo deginama auka izraelitų sistemoje? Deginama auka, kunigų knygui paskaičius atrasti, simbolizuoja visišką mano pasišventimą Dievui. Štai kas yra deginama auka. Tuo metu tai buvo praktiškai atliekamas dalykas, ar tai būtų su gyvūnėliu, ar tai būtų su miltais, ar tai būtų su dar kažkuo, tai pas mus šiandieną nereikia deginti gyvūnėlių. Bet tas pats apaštalas Paulius, kuris buvo pats kiečiausias fariziejus, sako, aukokite save, kaip gyvąją atnašą Dievui. Tuo pačiu jis pasako, kad mano gyvenime neturi būti jokios minutės, jokios sekundės, kuri paskirta kitokiam Dievui. Ir aš pats savo turėjau pasakyti, kad taip daug yra kitų dievų mano gyvenime. Ir pas fariziejų buvo daug kitų dievų jo gyvenime. Jis nebuvo blogas žmogus, jokių būdų ne. Ir Jėzus nepasakė, kad jis yra pasmerktas. Ne. Jis paprasčiausiai atskleidė ir parodė, kad suprasti mums Dievo malonę mums reikia patirti nuodėmės dugną. Tai yra pamatyti, koks aš iš tikrųjų esu. Tai yra pamatyti, kad po mano oda gyvena fariziejus. Labai subtilus ir slaptas. Ir dažnai žymiai pavojingesnis negu tas, kuris matosi išoriškai. Kas suprato Naamanas, kad jo gyvenimas turi būti pašvestas Dievui viskuo. Štai kodėl jisai pasakė vėliau, 18 eilutė, 2 Karalių 5:18 sako, bet Viešpats te atleidžia tavo tarnui šiuo atveju.
Kai mano valdovas įeina remdamasis ant mano rankos ir į mano šventyklą ten jo pagarbinti žemai nusilenkdamas, tada ir aš ir į mano šventyklą turiu žemai nusilenkti, atleidžia viešpats tavo tarnui šiuo atveju. Eliziejus jam tarė, eik ramybėje. Pats didžiausias turtas, kurį šiandieną žmogus ieško, tai turėti vidinę ramybę. Ar tai būtų turtingas, ar tai būtų vargšas. Ar tai būtų sveikas, ar tai būtų ligonis. Ar tai būtų gerbtinas, ar tai būtų niekinamas. Bent kokios visuomenės dalies žmogus ieško ramybės su Dievu. Tai keičia jo gyvenimą iš esmės. Ir Naamanas tai suprato, kad jeigu aš paskirsiu savo gyvenimą vienam Dievui, kuriam paklusiu, kuriam aukosiu save, kuris bus mano mokytojas, kaip Dovydas sako, vesk mane tuo keliu, mano širdie gyvens ramybė. Ir tada man nereikės galvoti, kurioje pusėje aš stoju, fariziejaus ar muitininko, kas bus su manimi, kaip mane vertina kiti žmonės, nes aš žinosiu, kaip mane vertina Dievas. Aš ramiai galėsiu džiaugtis tuo, kad šalia manęs yra bet kuris žmogus, kokį Dievas man atvedė. Man nereikės galvoti, kodėl jis šalia manęs, kodėl aš ten turiu būti. Man nebereikės ieškoti mano sunkiuose santykiuose su žmogumi, kodėl man taip atsitiko. Turbūt, kaip aš kartais mėgstu pajuokauti, pati geriausia mokykla tai yra santykiuose tarp vyro ir žmonos šeimoje. Ir kai man tenka išgirsti, koks nuostabus mano vyras, aš jį tikrai praleisčiau pro tarką. Bulvinę. Man teko tai girdėti. Aš tik kartais paklausiu, ar tikrai jūs tą patį norėjo daryti, kai ėjot su juo prie altoriaus? Ar jis tapo blogesnis nuo to laiko, kai jis buvo prie altoriaus? Arba aš taip myliu savo žmoną, kad matyti jos nenoriu. Aš čia cituoju. Aš paklausiu to paties. Ar žmona kitokia pasidarė nuo altoriaus? Brangiai, sunkus santykiai su žmogumi bus prasmingi man tik tada, kai aš išmoksiu vertinti, kokią pamoką Dievas mane nori išmokyti per tai. Jis norėjo išmokyti kažko fariziejaus, kažko muitininko. Abi tos dalis turėjo kažką išmokti. Jos turėjo išmokti, kad nėra pigios malonės, yra brangi malonė. Ji turi savo kainą, ji turi savo vertę, didžiulę vertę. Ir tai, kad aš šiandieną pajutau gailestingumą, tai Viešpats sako, tai negražiai skamba, bet tai reikia pasakyti, tavo pareiga būti gailestingam kitam. Bet kiekvieną kartą aš turiu būti atsakingas prieš Dievą ir prieš kitus. Taigi leiskite man dar sykį sugrįžti prie mūsų nuostabių personažų. Fariziejaus ir muitininko. Ir paskaityti toliau po to palyginimo. 15 eilutė sako, žmonės Jėzui neždavo kūdikius, kad jis juos paliestų. Brangieji, kiek daug žmonių šiandieną trokšta pajusti Dievo prisilietimą. Jie atiduotų viską, ką turi, jeigu tik galėtų pajusti tą prisilietimą. Juk nebereikalo ta moteris, kuris sirgo tiek daug metų, norėjo vos paliesti Jėzaus rūbo kraštą.
nes ji buvo tikra, kad jinai išgys. Kiek daug žmonių trokšta to. Ir viskas, ko reikia mums, ko Dievas prašo iš mūsų. Nueik, parodyk gailestingumą žmogui. Jeigu mes pasimelsime iš ryto, pasakysime, Dieve, duok man žmogų, kuriam galiu parodyti gailestingumą. Linkęs galvoti, kad jūs atsakys. Tada skaitome toliau. Tai matydami mokiniai ėmė bartis. O Jėzus pasišaukė vaikučius ir tarė, leiskite mažutėlėms ateiti pas mane. Ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Tai yra savotiškas pratęsimas to palyginimo tarp muitininko ir fariziejaus. Jisai pasakė, ko reikia, kad įeitų dangaus karalystę. Priimti ją kaip vaikui. Tai yra būti gailestingam, mylėti Dievą. Ne tik pamilus Dievą džiaugtis, bet likti jo meilėje ir dalintis ją. Tai taurins mūsų širdį, paskatins kiekvieną iš mūsų. Padės mums patirti Dievą, prisilietimą Dievo, kuris yra geras tiek pat tuo metu, kai man blogai, tiek pat, kai man gerai. Paskaitę šią istoriją, šį palyginimą apie fariziejų ir muitininką. Aš tikiu, kad ir jūs, galbūt kažkuriam iš jūsų, panašiai kaip ir man, galėjo ateiti atmintin labai žinoma giesmė, angliškai vadinasi Amazing Grace, o lietuviškai Nuostabi malonė. Ir aš įsivaizduoju, kad autorius, kuris parašė John Newton, turbūt norėjo pasakyti, aš esu didžiulis nuodėmininkas, bet Kristus yra didesnis gelbėtojas. Taigi, šis palyginimas pasako, kad svarbus yra mano požiūris, ieškant ramybės su Dievu. Brangieji, mes turbūt nesame krikščionys todėl, kad mes turime dieviškas žinias arba žinias apie Dievą. Ir ne todėl, kad mes esame teisūs ar teisesni negu kiti. Mes esame krikščionys, todėl, kad patyrėme malonę ir galime ją dalinti su kitais. Mes neturime kuom pasigirti, išskyrus tuo, kad Dievas gailestingas ir maloningas. Ir kad geriausiai aš to neužsitarnavau. Viskas, ko man reikia šiandieną, tai yra būti atsargiam, kad nepapulti į fariziejizmo nuodėmę, kuri dėja yra gyva. Nes tokiems žmonėms, nežiūrint tai, kad jie žinojo apie Dievo įstatymą, jie suprato jį. Galbūt jie žinojo visas taisyklės, kaip rūpinti žmogumi, bet vargu ar paskyrė laiko iš tikrųjų pasirūpinti žmogumi. Fariziejus turėjo pasirūpinti tuo muitininku, atrasti kelią pas jį. Lygiai taip pat, kaip apaštalas Jonas perdavė ištikimo liudytojo Apreiškimų knygos 3 skyrius, ten, kuris kalba apie Laodikiją, jis sako, tau trūksta aukso, tau trūksta baltų drabužių, tau trūksta tepalo. Ką jis to pasako? Kad yra pavojus džiaugtis tais dvasiniais pasiekimais, kuriuos jau mes radome. Taigi leiskite man sugrįžti į pradžią, kur aš pasikartosiu.
Kiekvieną kartą, kai aš pastebiu, kad mano kritinė dvasia turi didesnį svorį svarstyklėse mano gyvenime negu mano pozityvi dvasia, aš galiu tapti panašus į fariziejų. Fariziejai, ir jų gali būti kiekvienoj kartoj ir visur, yra labai užimti, kuriant dangaus Dievą savo religiniam supratime. Brangieji, pasistengime, ir tai pirmiausia aš sakau savo, išvengti tos kliūties. Išvengti iš jų spąstų, į kuriuos labai lengva pakliūti. Ir dažnai subtiliai, nepastebint. Mano nuoširdus ir gilus palinkėjimas kiekvienam iš mūsų. Ir pirmiausia savo. Ieškoti gailestingo Dievo. Nebereikalo Liuteris uždavė klausimą, kur man rasti gailestingą Dievą. Iš to prasidėjo reformacija. Iš to prasidėjo dvasinis atgimimas. Kuo aš tikiu, bus ir pas mus. Jeigu mes ieškosime gailestingo Dievo, kurį galėtume perduoti kitam, parodyti kitam, pasidžiaugti su žmogumi, kad yra gailestingas Dievas, kurį aš pažįstu, kuris gali padėti ir tau. Tai mano malda už jūs, brangieji, ir džiaugsmas su jumis drauge. Tuo pačiu, linkėdamas jums geros šventės, sabatos šventės, mūsų brangioms moterims, seserim, dar syk linkiu geros šventės su moters diena. Taip pat noriu pasakyti, kad ačiū Viešpačiui, kad aš turiu nuostabią žmoną, kurios gimtadienį šiandieną, į kurią aš taip pat noriu dar syk pasveikinti ir pasakyti, kad dažnai aš gaunu nuostabių minčių iš jos, iš kurios sukūriu paskui pamokslus. Taigi ačiū Viešpačiui ir jums.